Kokios žinutės, ne? O tai planšetę savo pasitikrinti tu nenori? Tai planšetė šiaip normaliai, ta prasme, užsakymai visą dieną įrodo, kad yra ryšys, žinai. Nes tos, nu, tos... Tam, kad mes tau siunčiam, tu turėtum gauti. Tai aš tada klausyk, nes dabar supranti, kur aš važiuoju. Aš buvau Minske pas tą, Magą pakeitė, bet neturėjo kištuko, kad antenai. Tai važiuoju dabar Žirmūnuose į Lemon elektronikos prekės, su faktūra pasimtą perjungė ir pasistatyt. Trečias, tu kilometražą šiaip sau nori prasivažinėti, ar kaip? Nes tas Lemonas yra ir Vysenio gatvėje. Apie kokį tu kilometražą kalbi dabar? Nu tai va dabar tu žiūrėk, tu iš Minsko nuvažiavai į Žirmūnus ir tą elektroninę parduotuvę, ne? Nu. Kai ta elektroninė parduotuvė, Lemonas taip pat yra ir Grigailos Vysenio. Tai klausyk, kur man pasakė, ten aš važiuoju, supranti? Man visiškai vienodai rodo tas kilometražas, čia ne mano kilometražas, aš važinėju įmonės reikalais. Ir tu man ar viršininkė esi, kad tu man skambinėjai naktį, kai aš McDonald'e valgau, kiek aš laiko valgysiu, pasiskaityk darbo kodeksą, kiek numatyta valgymas ir taip toliau. Ar ko tu ten vaidini tokia viršininkai, man paaiškink? Aš nevaidinu, tiesiog klausiu. Nu tai aš atsakau žmoniškai, įmonės reikalais važinėju dėl Mago, blėt, supisto, kad galėtų užsienietis įsikišt kompaktą. Tai tu man dabar apie kilometražą pasakoji. Nu, trečias tu pavarai. Pavarau aš, nu tai ar aš netiesą sakau?